Pasiėmėm E30, tai tokius, žodžiu, dalykus, šnypštukam vietas. Čia yra 3D printintas dalykas, bet realiai estetikos prasme, tai aš nežinau, turbūt geriau nematęs, kad atrodytų dalykas. Ta tekstūra, aš net neįsivaizduoju, kaip jie čia išgavo ją. Gal ten garuose kokiuose ten tirpino, kad susilietų, bet, ta prasme, nepanašu į 3D printintą paviršių toksai. Čia va matosi, šitą vietą galima įmatyti tokių. Bet kitų kampų irgi tekstūra padaryta nesimato, esmė, kad šią vietą nelabai matosi. Žodžiu, toks puslapiukas, jeigu kam aktualu būtų, bandysim įmesti vietą, pažiūrėti, kaip atrodo. Tai jo, esmė, kad po biškį jau galvoju, kad ir aparatūrą galima būtų susimesti E30. Aišku, kaip minėjau, ten jokio kosmoso nedarysiu aš, kad tiesiog tvarkingai skambėtų kaip naujesniai mašinai. Ką galiu pasakyti? Labai tvarkingai čia žiūrisi, galiu pasakyti. Čia taip tik tai užmetėm, dar reiks man tų fiksatorių gauti. Kur čia dedasi, kad įsikabintų? Čia šiaip tai jaučiu tik tais viršutinį dėsim, apatinį, nes, aišku, šitą apmušimą galima nuimti ir tada užsideda jisai taip gražiai. Bet jeigu uždėjus apmušimą, tai nelabai uždėsi tuo apatiniu. Pala, čia tas apatinis. Ten kažkur turi dėtis. Ten nieko net nėra pas mane. Viršų ir viskas, nes čia viršų tik tai reikia prilaikyti. Very nice. Čia originalus paprasti. Kągi. Pagaliau iškepė mūsų krabo žudiko velenėlį. Atkeliavo tiesiai iš Švedijos, ten kur jį ir gamino. O užsakėm Australijoje, ta prasme tą komplektą visą Australijoje pardavinėti, tai tiesiog paprašiau, kad atsiųstų tiesiai iš gamintojo, nes tiesiog iš Australijos siūst. Muitai visokie nesąmonės, tai šitaip gausi pigiau. Ir aš jį dabar jau gavau pirmiausiai, o visas kitos dalys pagal idėją turėtų keliauti po biškį jau iš Australijos. Už kokio mėnesiuko turėčiau viską turėti. Aš man atrodo paskutinį kartą sakiau, kad už 2 savaičių jau turėčiau viską turėti. Ir tas buvo prieš 3 mėnesius kokius. Bet tiesiog kažkaip čia labai ilgai užtruko tą velenėlį gaminti. Bet žodžiu, vienas svarbiausių komponentų yra. Bet aišku, be koromislų, be visų roller ten dalykų ir kitų spiruoklių ir panašiai, čia irgi jokios iš jo naudos, tai reikia sulaukti visų kitų dalykų. Tada galėsim laukti toliau, o mes laukiam dabar toliau, kad galėtų tas žmogelis paimti mūsų galvutę, praportint, nes nusprendžiau duoti žmogui, kuris sportina galvas. Suradau tiesiog tokį žmogų, kuriuo pasitikiu, kur ta prasme įtikino, kad jisai supranta, ką daro ir tiesiog Lietuvoje rimtai tuo užsiima. Nežinau, gal ir yra daugiau ten tų žmonių tokių. Tai laukiu pas eilę, ten jisai reikalų turi, darbų ir panašiai. Ten stipriai įnikęs ir apskaičiavimus daro kaip kas, o ne tai, kad iš lempos ten. Tai laukiam, kol jisai priims mūsų galvutę. Iki tol tikiuosi viską sulauksim visų dalių. Ir labai tikėtina, kad visų dalių sulauksim. Ir apačią greičiausiai susirinksim. Čia tiesiog apačia dabar kol kas dar stovi, nieks nejudinta nuo, nežinau, paskutinio video turbūt jo. Bet čia reikia tiesiog dabar plokštumą tą nusišlifuoti ir galima bus apačią rinkti. Bet aišku, pilnai, kad nuspręst, kaip čia ką daryti, rinkti, nerinkti, galbūt kažką tai reiks pagilinti kokį vožtuvo, ten lizdą ir panašiai. Tai bus aišku, kai velenėlis susidės į galvutę, ir bus aišku, kiek ten liftas vyksta, kiek išlenda vožtuvai, kiek turim vietos su naujais stūmokliais. Tai už tai irgi, aišku, baisiausiai neskubu čia kažką rinkti ir daryti, nes gali tekti ardyti. Tai esmė, kad jo, viskas juda į priekį, vėžlio greičiu, bet juda ir viską turim realiai. Praktiškai viską turim, kas yra brangu ir, ta prasme, turim užsakytą, jau laukiu to velenėlio, kas kainuoja didelius pinigus. Tai dabar didžiausias dalykas yra išportinti galvutę, kurią turi išportinti žmogus. Reiškia, reikia sulaukti eilės. Tai viską savaitę primenu, bet dar kol kas very busy. Tai ką, suksim į tą popierių mes atgal tą velenėlį ir lauksim kitų dalykų. Faktas, kad norėčiau aš pats pabandyti tą galvutę prasiportinti, bet tik tai, kad ten toks vieno šūvio dalykas, nes galiu aš tas visas savo galvas bandyti portinti, sugadinti, ten vieną gal gerai padaryti. Ir tiesiog gausis dar vienas projektas, galvos skausmas su tuo galvos portinimu, ten kai taliotas galvas ant dyno važinėti. Gal tiesiog duodam žmogui, kuris žino tą darbą ir išportins. Ir aš aišku labai tikiuosi, kad nebus čia iš tos šiais laikais populiarios serijos, kur jo čia žinau, moku ir taip toliau ir padaro šūdą. Kažkaip manau, tikiuosi, labiausiai tikiuosi, kad taip nebus ir verta čia yra laukti. Ir tuo labiau užtvirtinimas, kad jisai bus krabas žudikas.
turime šiokį tokį update'ą dėl galvutės sportinimo ir viso dalyko, tai žmogelis prisėdo šiek tiek apskaičiuot, jau kaip kas ten gaunasi su to varikliu. Tai pagal tą avialinėlį, specifikaciją, viską ir pagal variklio strauką, borą ir taip toliau. Kadangi mes norim važiuoti ant benzinų, tai 98 benzui optimalus toksai kaip ir suspaudimo laipsnis būtų 11,5. Tai aš manau, kad mes darysim apie 11, kad šiek tiek rezervo ir plus ant 95, kad irgi įmanoma važiuoti būtų. Ir pasižiūrėjome į tą degimo kamerą. Esmė, kad originalus stūmoklis yra 84 mm. Tai šičia galvutėje šitas reiškia pradeda degimo kamerą darytis tuo pačiu diametru. Mūsų stūmoklis yra 86 dabar milimetrų, tai reiškia jisai biškį lips ant to kraščiuko. Ir tai yra gerai, nes vienas dalykas, tai mūsų stūmoklis dabar yra plokščias, plokščia kepurė, plokščiu viršum. Tai pasikeičia biškį specifikacija viso šito dalyko, visos degimo kameros, nes originalus yra su tokiais kampų iškilimais, kurie prisiglaudžia, reiškia neprisiglaudžia, bet arti būna galvutės, kai ant TDC ir gaunasi tas squish, žodžiu, vieta. Tuo momentu, kai suspaudinėja mišinį, priartėjęs iki pat TDC, tada mišinys tiesiog yra išspaudžiamas link centrų. Tai šičia gan didelis plotas, jisai gan nemažai išspaudžiamas yra link žvakės, tai čia taip tiesiog buvo projektuota. Jisai geriau susikoncentruoja, susimaišo, užsidega mišinys ir yra taip geriau. Pas mus, kadangi lygus stūmoklis, šičia yra konusas šitoje vietoje pas galvutę, lygus stūmoklis, čia realiai nėra tų squish padų, šitas neveikiantis dalykas. Bet kadangi mūsų stūmoklis yra 2 mm didesnis, tai ant kraščiuko jisai čia lips ir čia galima sakyti mūsų bus squish tas padukas. Jisai labai minimalus, bet geriau kažkoks negu jokio. Paskaičiavus, kad maždaug 1,5 mm tas squish padas, reiškia tarpelis tarp stūmoklio ir galvutės optimaliausias yra. 1 mm tai čia minimaliai, bet geriau daryti biškį daugiau. Tai pagal tą reiškia gaunasi 2 mm tarpiniai galvos, nes mes turim specifikaciją, tiksliau parametrus variklio čia susivedžiau visus. Tai 6 cilindrai, 8,6 yra stūmoklio diametras, 8,4 eiga. Galvos tarpiniai, jeigu 2 mm, tiesiog 2 mm tarpiniai mums padaro 1,5 mm tarpelį tarp stūmoklio ir galvutės. Maždaug, netgi biškį mažesnį, 1,4, nes stūmoklis išlenda 0,6 mm į viršų. Tai 2 mm tarpiniai užsideda, 2 mm minus 0,6 gaunasi 1,4. Tai mūsų squish tas padukas gaunasi taip arti galvutės. Tada vožtuvų išpjovos stūmoklyje yra 1,3 kubiko, taip pat galvutės degimo kamera 42 kubikai. Tai ir ką mes turim, žodžiu, su tokiu setupu nieko nemodinus 10,5 suspaudimo laipsnį. Principė mes kaip ir iki 11 visai norėtumėm užkilt ir tai mes galim padaryti iš tikrųjų labai neblogai ir su dviguba nauda. Kadangi šitos vietos yra pasvirimo kampas čia parašyta, tai jeigu mes šlifuojam galvutę, tai tada gaunasi, kad tas mūsų apskritimas čia, kur yra dabar 84 mm, jisai siaurėja bent jau ties šitom vietom. Tai šitom vietom siaurėti ir yra labai geras variantas, nes mums didėja squish padas. Kuo daugiau šlifuojam, tuo šitą liniją artėja link centro, reiškia susilygina galvutė. Tai mes pašlifuojam galvutę, padidėja squish padas ir kartu padidėja suspaudimo laipsnis, nes pamažėja degimo kamera. Tai kol kas labai gerai viskas atrodo ir žodžiu, man labai patinka šitas dalykas, ramiai miegosiu šiandien ir dabar koks mano darbas, tai yra susidėti į variklį viską ir išsimatuoti dar kartą normaliai, kaip iš tikrųjų yra. Pačią degimo kamerą taip pat mano galvutės konkrečiai reikia išsimatuoti, nes, internetiniai duomenys yra internetiniai, tiesiog reikia viską perskaičiuoti dabar tiksliai ir pasižiūrėti, dar pasiskaičiuoti, kiek galvutę nušlifavus, kiek suspaudimas padidės ir kiek mūsų squish padų padidės. Bet kaip ir sakiau, viskas kol kas atrodo labai čia gerai. Tai turim iš karto ant dėžių atmazinių frazių. Kai jūs driftinat su sulūžusia kregždė ar M6 ir kiti knisa protą, tai šitas galit panaudoti.
Ir pagaliau sulaukėm paskutinių dalykų, kas liečia roller kemų vežimėlių dalykus. Vežimėlis lentynoje, lėkštutės po spiruoklėm, retaineriai, reiškia viršūnėlis ant spiruoklės, kur dedasi, bet šičia yra titaniniai, tai jie yra žymiai lengvesni, ta prasme sveria turbūt šitas maišelis tiek, kiek originalus vienas retaineris. Ir paromilstiukai su rolleriukais, faini viską. Tiesiog meno kūrinys, nors ant sienos kabink. Porsche reguliavimai, reiškia, tarpelių reguliavimai, tiesiog čia yra pritaikyti į šitą rollerį. Na ir performancija, supranti, spiruoklės vožtų. Irgi, man atrodo, Porsche čia kažkokio matyt, kad tinka. Tai viskas. Čia yra pats brangiausias realiai komplektas. 3 gabaliai yra šitose 2 dėžutėse. Aš beveik pats savo pavydžiu. Sugalvojau čia pasitvarkyti biškį lentynas, suprantat, ir čia krabo turim krūvą spiruoklių vožtų. Na ir čia visas dabar surūšiau, atrinkau pagal susėdimą, kiek jos yra susėdę. Galim čia palyginti pati daugiausiai susėdus su mažiausiai susėdusią storąją. Čia tos plonesnės dar mažiau susėdę kai kurios yra. Bet va, reiškia, skirtumas 1,5 milimetrų gal. Susirūšiuojam, susidėliojam, kur geresnis, kur blogesnis, kad nereiktų kažkada šito darbo daryti, tai padarėm dabar. Pasivažinėjom aplink Kauną ir biškį problema čia šito tepalo siurblio pavaros intikliukus, kad padaryt. Reiškia, jie naujai įsipresavo ir jie pagal tą velenėlį netinka. Reikia juos pagal velenėlį čia prareiberiuot, reiškia, padidinti padry diametrą, koks priklauso. Tai keliose vietose buvau čia ir nieks neturi įrankių tam. Dar reiks bandyti Asvelai pasiskambinti į Vilnių ir žodžiu, kažkur tai kažkaip tai rasi, manau, tikrai čia nestebuklas. Tai panašu, kad vėlgi iš pažiūros paprasto dalyko niekas nepadaro. Ką aš padariau, tai užsisakiau tiesiog pats šitus remerius ir, žodžiu, bandysiu pats padaryti tinkamą diametrą, nes, reiškia, ten yra toks strypas su ašmenim, platėjantis ir jisai išplatėja iki diametro tiksliai tokio, kokio jisai yra realiai. Tai šiuo atveju čia 0,5 milimetro yra ir tas ankštesni. Tai anas iki 3,6,5, o šitas iki 3,8 turi pasidaryti. Ir kadangi tas pats velenėlis yra, diametras reiškia jau yra 3,7,97 ir 3,6,47. Tai padarius viskas čia bus, manau, ok. Tik tai reikės, aišku, čia sugalvot, kaip padaryti normaliai, kad pasidarytų. Nes, iš esmės šiek tiek ir yra dar papildomai problema, kad jie bus skirtingi. Reikės kažkokį rigą pasidaryti, reiškia išcentruot. Kad tas galas išcentruos, kuris įsistatys į indėkliuką, tai viskas ok, bet kad jisai nebūtų nukrypęs į kažkurį šoną, kai aš jį reiberiuosiu. Bet žodžiu. Nelabai kas Lietuvoje čia kažkokių staklių turi, kaip iš vis padaryti, tai kas belieka.
turim čia įvorę, kur ant veleno dedasi, kad būtų priekiniam riebokšliui, kur riebokšlint, sandarint. Tai reikia įvorės, kai dedasi velenas kažkoks tai nuo naujesnio bembo, ten žodžiu, kaip mano atveju 2.8, tai yra iš M52 variklių. Ir žodžiu, šitą įvorę biškį tekintoje šiek tiek suklydo, pasimatau čia su mikrometru ir yra beveik 500-osios elips, tu prasme netolygumas, tai čia va esu pasižymėjęs, o čia va yra aukščiausia vieta, o čia yra žemiausia, tai principė dabar ant švitrinio biškai patrinsim, spausdami tą vietą, kurie aukštesnė yra ir bandysim išlyginti. Čia švitrinis su vandeniu, jisai tiesiog yra, kaip ir kibulam, bet šitas solo labai gerai laiko ir metalą, kai šveiti. Atnešim vandenuko ir patrinsim. Ir išlyginom, labai tvarkingai čia viskas gavosi, tai šitą pusę labai nedaug tiesiog pralikim. O šitą gausi ta, kur jau praktiškai lyginimas vyko, tai čia galim ir matyti, šitą pusė visa lygi, nėra jau tų ruožų likę, o šitoj pusėje dar yra šiek tiek ruožų. Tai šita pusė buvo ta plonesnė, šita storesnė. Žodžiu, viskas dabar ledas ir kodėl čia reikėjo lyginti, nors ir čia 300-osios, kaip ir galima gyventi galbūt, bet to labiau, kai suki daugiau sūkių, reikia kuo labiau viską, žodžiu, kad būtų geriau ir idealiau suktųsi ten be jokių papildomų vibracijų, nekeltų ir panašiai. Tai čia, reiškia, šitas dedasi ant veleno, tada jį remiasi, kur pagrindinis diržas dedasi škyvas ir ant to škyvo dedasi jau tas demferinis škyvas. Tai jeigu šitas yra šiek tiek kreivas, tada viskas kreiva pasidaro, škyvas irgi demferinis biški kreivas ir jisai taip tada jau važinėja. Tai aišku, netaip jau čia baisu buvo, bet kitas dalykas dar, ties šita vieta nebaisu, bet kai jisai yra žymiai didesnis, tas demferinis škyvas, jo diametras, tai jau jisai žymiai daugiau ir vinguriuoja. Tai bet kokiu atveju išlyginom, dabar ledas, viskas. Šitą galim padėti ir kai reikės jau dėti, tada ir dėsim. Persimatavom visus dalykus, žodžiu, kas su spaudimo laipsniu susiję ten, tai kad galėtumėm tiesiog žiūrėti į bendrą vaizdą, kaip ten kas planuotis ir kaip ką geriau perdarinėti ar nereikia perdarinėti. Tai šitą galvutį ACM-o, kur KSS pervardino ant savęs. Žodžiu, greičiausiai mes ją naudosim, kadangi jinai mėsos daugiau turi ir teoriškai turi daugiau potencialų išsiportinti teisingai. Ir pasimatau degimo kamerą, jinai šiek tiek yra mažesnė, tai reiškia šiek tiek didesnis suspaudimas gaunasi. Ant 2 ml, tai kitaip sakant, ant 2 kubikų. Ir suspaudimas nieko nekeičiant, va tiesiog, ta prasme uždėjus 2 mm tarpinę ir tiesiog sudėjus viską gaunasi 10,8. Tai šiek tiek gal norėtųsi daugiau, apie 11. Čia buvau susimetęs dar stumoklius ir 1 ir 4, kad, ta prasme, tiesiog pažiūrėt, ar nesiskiria lygis plokštumos. Čia vėl nežinau, kaip čia kas šlifuota, kaip čia kas pagaminta. Tiesiog ar nėra vienas aukščiau, kitas žemiau. Tai skiriasi per 1/100 mm. Kitaip sakant, nieko čia nesiskiria. Tai čia viskas ok. Reiks vėl čia aišku išardyti. Ir kai ateis tie įrankiai mūsų ir susikonstruosim prietaisą, tai čia pasidarytuos, tai tada tik tai jau galima bus galutinai išplauti ir jau surinkinėti kažką. Ir dar prieš tai reikia nusidažyti jį kažkaip, nežinau. Tai dabar kas dar galvoju, ar reikia stumoklių šiek tiek dar
prasipoliruoti ten tas vietas, kur anksčiau dildžiavau. Kelios yra smulkmenėlis, kurias pasidaryti galima. Principe, jo, viskas kaip ir man patinka ir galima bus duoti galvą portant, nes kaip ir visas etapas veiks. Dar dėl galvos tarpinės, tai reiks greičiausiai iš FCP Engineering yra Cometic, man atrodo, gamina tarpinę, kaip stalė, tai mes dėjom, tai tarpinė kaip ir paranitas, ir tas žodžiu specialus ten, ir atskirai dedasi žiedai. Tai yra pirkt kartu su žiedais, bet su žiedais tai ten yra jų vidinis tas diametras 8,5,5, o pas mus stūmoklis yra 8,6, tai jau netelpa. Ir reikia mums didesnių tų žiedų, ta prasme vidus, kad didesnis būtų. Tai S54, tai M6 MK variklis yra tokio pačio ilgio, tokie patys atstumai, ta prasme velenas tokio pačio ilgio viskas. Tai reiškia ir šičia tarpeliai yra tokie patys ir reiškia šitus žiedus galėčiau aš naudoti nuo S54, nes jo yra stūmoklio diametras 86. Tai reiškia tų žiedų vidus yra 8,7,5 ir ten panašiai kažkas tokio. Minimum 8,7 turi būti. Bet pažiūrėjau, kad jo yra tarpinė žymiai plonesnė, tai gaunasi, kad ta Cometico krabo tarpinė yra 2 mm, man labai dabar optimalus yra storis pagal viską čia. Tai man reiktų, aišku, ir žiedų tų 2 mm, tai nuo S54 netinka, bet mes galim tiesiog daryti tą patį ką stalė, tai ten žmogelis yra, kur gamina juos pagal tiesiog individualų užsakymą, tai manau ten ir užsakysim, kad padarytų žiedus, o pačią tarpinę tą paimsim iš FCP Engineering. Tai kaip ir su tuo viskas ok, reikės tiesiog galutinai jau, kai bus tiksliai pilnai nuspręsta, jau nežinau, kai galutį padaryta ir degimų kameros kubikai, tai prasme, kad jau nebūtų kažkokių klausimų ir bairių, tiesiog pačią paskutinę tą tarpinę pasiliksim prieš rinkimą užsisakyti. Biškį turim problemėlę su šitą galvą AMC, kur yra ta, nes bandžiau įsimesti vėlenėlį ir jisai neįsideda normaliai, ta prasme yra kreiva galva. Kreiva daugiau negu būtų naudojama. Tai taip sudėjus, tai žodžiu veltų tos kaklus, nieko gero iš esmės. Reikėtų čia arba ją tiesint, jeigu kažkas Lietuvai tiesina, bet greičiausiai visi žiūrėtų kaip durna ir nesuprastų, ko tu nori iš jų, arba imt tą galvą, kurią aš ir galvojau prieš tai imt. Tai bandysim atsitįst dabar ją ir pažiūrėti, kaip jinai atrodo. Žiūrėjau šitų naujų irgi yra, aišku, pirkti, jos ten kainuoja apie 100 eurų. Tai toks kaip ir ale variantas, jeigu tikrai šitas geriau yra, tada gal kaip ir verta pataupyti biškį kelis mėnesius, bet esmė, kad nėra tiksliai dabar aišku, žodžiu, reikia su tuo portintoju jam abi galvas nuvežti, parodyti, kad turėtų prieš akis ir tada bus aiškiau, kuri galva geriau. Ta prasme, kaip sakiau, iš gamyklos BMW galva žymiai geriau padaryta portai, bet iš šitos galbūt eina geriau padaryti. Bet jeigu iš esmės tas pats, tik tai, kad prie šitos daugiau darbų, tai kaip ir nėra prasmės man pirkti šitos galvos. Tai šita originali galva žymiai geriau. Kitaip sakant, ledas, galima sakyti. Lengvai įsistato, sukasi viskas. Realiai klausimas lieka turbūt, ar jinai normaliai išsiportins. O taip, turime naujas ir padangėlės A30. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Realiai viena geriausių gatvinių padangų yra. Ir gal netgi geriausia padanga, kurią galima užmauti ant 17 ratų. Nes jeigu neklystu, Pilot Sportai, neatsimenu ties kuriais Pilot Sportais baigėsi 17 ratų palaikymas. Tai šitai padangai naujausias Pilot Sportas yra kaip atitikmuo, bet tokio išmatavimo Pilot Sporto nėra. Tai principe gali ir geriausia padanga iš esmės, ką galima užmauti į gatvę važiuoti. Tai žodžiu, turėsim gripo, turėsim visko, labai nice, smagu iš tikrųjų į naujus dalykus pereiti. Ir aišku, čia yra viskas jūsų dėka, nes tiek padangos, tiek ratlankiai yra realiai iš paramos. Kitu atveju būtų labai sudėtinga ir ilgai truktų tie dalykai. Ir taip, aišku, jie užtrunka jau kelis mėnesius, priklausomai nuo dalyko, aišku. Bet jeigu pačiam reiktų taupyti, tai visai kitaip viskas vyktų. Arba tiksliau sakant, žymiai lėčiau vyktų. Jeigu kažkam dabar per lėtai vyksta, tai be jūsų viskas vyktų dar lėčiau. Labai, labai fainai, reikės susimontuoti ir užmesti ant E30. Tai aišku, nėra čia principo man skubėti. Žiema dar net neįpusėjo, tai 25 metais E30 nauja versija išvažiuos į gatves.
to Bibo,